Ar jūs kada nors pagalvojate, kiek kainuoja jūsų klaida, kuri galbūt kartojasi kiekvieną dieną, nes tai vyksta tiesiog automatiškai mūsų galvose, nes yra tiesiog toks gyvenimo būdas. Ir galbūt aš pasidalinsiu savo klaidą, kuri man tiesiog kainavo daug energijos visų pirmiausiai, daug mano asmeninių jėgų, žinių ir jinai kartojasi laikas nuo laiko. Ir čia paprastai ateina klientas, pasirašome buhalterinio teikimo sutartį ir vieną dieną klientas, sakykime, Gintaute, kaip čia būtų geriau, man versle padaryti, gal tu gali užmesti akį ir atsakyti. Gerai, galiu. Antrą, trečią dieną, paskui supranti, kad klientas jau siunčia užklausas per ChatGPT ir ten klausimai yra, sakykime, pusę lapo, ar ne, ir kad juos atsakyti būtų galima, reikia išanalizuoti, ką ChatGPT padarė ir kiek ten yra tiesos, kurios, klientas nori atsakyti. Ir čia yra laikas, čia yra klausimai, kuriam turi skirti. Ir galų gale ateina momentas, kada klientas sako, žinai, tu paskambink man ten ir suderink mano tuos reikalus, nes aš vykdau verslą. Ok, tu vykdai verslą, bet pažiūrėkime, kas vyksta su manim. Aš nebesprendžiu iš tikrųjų klientų problemų, kurios turi vertę, nes sprendžiu to kliento administratorius darbus darau, sprendžiu tuos kasdienius dalykus, kuriuos turėtų klientas išsispręsti pats, nes čia yra veiklos klausimai, visai nebe buhalterija ar, sakykime, sudėtingesni klausimai, o aš nedarau sprendimų, kurie turi vertę, sakykime, pačiam verslui, nes klientas sako, Gintaute, aš tau mokau pinigus ir tu turi daryti, o kaip tu nedarysi, nes čia tu turi skambinti, nes aš moku tau pinigus. Tiesa, moki pinigus, bet mes susimaišome, už kokią paslaugą mokam. Ir čia yra mano ta klaida, kuri kainuoja iš tikrųjų brangiai ir laikas nuo laiko kartojasi. Bet kada aš jau nusprendžiau įrašyti šitą video, reiškia nusprendžiau ir keisti šitą modulį, nes, sakykime, yra buhalterinės paslaugos, taip pat yra mokesčių konsultacijos ir yra verslo konsultacijos, kurios jau tikrai turi vertę ir jos atneš po kelių metų. Tai nėra vienkartinės, sakykime, kažkokios smulkios problemos sprendimas. Ir jeigu aš nedarau šitų dalykų, tai aš matau, kad mano darbai stovi. Mano klientai, kurie užsisakė CFO paslaugą, negali gauti reikiamų metų, nes kažkas spaudžia, nes aš turiu atsakyti. Tiesiog yra taip, kaip yra ir čia yra mano klaida, kurią aš galbūt sąmoningai įsivertinu ir galiu tam užkirsti kelią ir klientui pasakyti, sorry, čia yra buhalterinė apskaita, reiškia, jeigu jūs norite mokesčių konsultacijos, mes turime įsivertinti atskirai šitą mokesčių konsultaciją, kad aš ją galėčiau apžvelgti iš kairės, iš dešinės, iš viršaus, iš apačios ir tada duoti klientui tiksliai, ką jam reikia padaryti, ką jo kompiuteristai galėtų padaryti, ar ne, ir taip keliauti tolyn. Jeigu yra CFO paslauga, tai yra finansų analizės, ar ne, ir krypties veiklos išgryninimo, procesų išgryninimo paslauga, jinai turi visiškai kitą vertę, kur klientas galbūt investavęs į IT, investavęs į, sakykime, kažkokius programų patobulinimus, jisai gaus tą vertę kelis kartus aukštyn, sakykime, kils jo kreivė pardavimų, laiko prasme, efektyvinimo prasme. Ir čia yra mano didžiausia vertė, kurią aš galiu sukurti klientui. Ir jeigu aš šito dalyko nedarau, o fokusuojus į, sakykime, tuos kasdienių klientų, galbūt net jo sekretorės darbelius, tai aš tiesiog nebekuriu tiems klientams vertės, kuriuos galėčiau sukurti, ir gauti tą tikrąją vertę
dėl ko aš ir dirbu kiekvieną dieną. Ir tai turi ir mano energiją, sakykime, ir žinias, ir patirtį, ir aiškumą duodu tam klientui, kad jisai galėtų suprasti, kiek kainuoja jo laikas. Ir, na, iš tikrųjų, man tai labai lengva kalbėti, nes labai daug dirbau šitą temą ir esu įrašiusi video, sakykime, jūs galite paimti ir nusipirkti ir pasižiūrėti, kas ten įrašyta ir kaip tą vertę, sakykime, kliento įsivertinti, kokius tu darbelius dirbi ir kiek tu gali sukurti vertės ir kiek kainuoja tavo valanda. Tai čia galite rasti mano buhalterijos LT tinklapyje video trumpam įrašyme. Na, o dabar jūsų norėjau paklausti, ar jums taip atsitinka. Nes jeigu jūs esate savo srities specialistais, tai žiūrėkite, gal ir pas jūs yra ta tokia labai siaura peilio ašmens riba, kurią mes vaikščiam konsultantai, nes labai lengva nuslysti arba į kairę, arba į dešinę, ar ne, ir tiesiog tu, norėdamas pagelbėti klientui, padėti jam išspręsti tuos klausimus greičiau, kad jisai galėtų susifokusuoti, tu tiesiog pasimeti tuo metu, atsakai, na ir skaitai, kad tai yra normalu. Bet iš tikrųjų tai nėra normalu. Ir kada tu gali atskirti, tada gaunasi ir ta vertė klientui, ir vertė man pačiai, nes aš dirbu tą, ką moku geriausiai. Tai norėjau tiek pasidalinti ir jeigu jūs esat galbūt paslaugų srityje, teikiate kažkokias paslaugas, galbūt ir jums bus naudingas šitas momentas peržvelgti, kurgi yra ta riba, kada jūs teikite galbūt aukštesnės paslaugas, negu klientas moka. Ir kur yra ta riba, kada jūs turite pasakyti, na stop, jeigu jūs norite šitos paslaugos, tai jūs turite, mes galime ją teikti, tačiau jūs turite užsirašyti ar paprašyti konsultacijos ir apsimokėti už ją, nes iš tikrųjų tik tuomet galima jaustis ir gerai vienai pusiai klientui ir kitai pusiai, sakykime, tas, kas konsultuoja. Tada gaunasi ta vertė iš tikrųjų gera. Tai tiek trumpai ir gerų jums darbų. Apie finansus dalinsiuosi ir dalinuosi buhalterijos LT tinklapyje ir gero jums žiūrėjimą. Susimatysime, tikiuosi, kituose videose, spauskite like ir iki susimatymo.